Ana savaitė buvo tokia intensyvesnė, vėlgi tiek tarybos posėdis, tiek paskui tas mūsų akcija opozicijos prie nacionalinio stadiono, tiksliau ten tos vietos, kur turėtų jisai būti. Aną savaitę mes, jeigu kas nematėte, 3 opozicijos atstovai sustikome prie Vilniaus Akropolio, toj vietoje, kur turėjo būti nacionalinis stadionas, perkirpom simbolinę raudoną juostelę, nes balandžio 3 dieną pagal dabar galiojančią sutartį turėjo būti baigti statybos darbai. Statybos darbai ne tai, kad nebaigti, jie normaliai net nepradėti. Bandom tai atkreipdėmėsi Vilniaus mero, administracijos, viešų pirkimų tarnybos, bet panašu, kad niekam kol kas neįdomu. Meras Valdas Benkunskas tą pačią dieną atsisakė susitikti su žurnalistais. Jų susirinko labai nemažai į tą mūsų organizuojamą akciją ir atvirkščiai vietoj to, matau, šeštadienį pasirodė Delfi laida su juo 20 minučių, kuris dėsto tiek apie Vilniaus viešąjį transportą, tiek apie tą nacionalinį stadioną, sako, kad viskas bus gerai. Jis visiškai atmeta tos argumentus, kad statybos darbai turėjo būti pabaigti, vis dar gąsdina kažkokiom baudom. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę irgi aną savaitę atsirasti pas Vladimirą Laučių TV3 eteryje, tiesa, ne 20 minučių kaip Valdas Benkunskas, bet 6 minučių laidą turėjau, tai vis tiek leidžia pasakyti šiek tiek daugiau negu tai, jūs matote per žinias 1 ar 2 sakinius, tai labai rekomenduoju jums pasižiūrėti, ką aš su to Vladimiru Laučium ir pasikalbėjau. Gal jo aštresni klausimai, mano labai atviri atsakymai, jau nelaikas čia gudrauti ir žaisti. Tarp kitko, Vladimirą Laučių aš jums labai rekomenduoju pasiekti ir socitinkluose. Labai objektyvus žurnalistas, toks neprisitaikėlis, atvirkščiai, ką galvoja, tai ir sako, labai vertinu tokius žmonės. Kaip žurnalistas, aišku, irgi gali būti ir nepatogus kažkam, nes būtent, kad gali ir užduoti tokius aštresnius klausimus, bet kai neturi kas slėpti, ir nebijai tų aštresnių klausimų tiek iš politinio gyvenimo, tiek iš asmeninio gyvenimo, tai Vladimiras Laučius, mano galva, yra būtent toks. Tai prašau pasižiūrėti, jeigu pasižiūrėsite laidą, vėl mano šitą spauskite like, spauskite sekti, tų sekėjų negali būti per daug, tos džiaugiuosi kiekvienu, džiaugiuosi už palaikymų žinutes, komentarus, tai spauskite like, dalinkitės video, aprašyme vėlgi prie šito video nurodysiu, kaip galite paremti partiją, kurią atstovauju, nes ruošimės jau 27 metų savivaldybės rinkimams. Tai tas 0,6 GPM gali labai smarkiai prie to prisidėti. Ačiū ir palieku jūs su TV3 reportažu. Sveiki. Valdančiosios koalicijos lyderiai staigiai ir pasisakė dėl Vilniaus nacionalinio stadiono, Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis prieš, premjeras ponas Paluckas lyg ir už, arba sako, dar reikėtų svarstyti. Kaip jūs paaiškintumėt, kodėl dabar staiga šitas dėmesys ir kokia situacija su stadiono statybomis? Sveiki. Pradėkime nuo to, kad aš galbūt neišskirčiau kažkaip nacionalinio stadiono ypatingo klausimo. Aš matau, kad šiuo metu vėlgi eina kalba apie tai, kaip padaryta mokesčių reforma, kokie turi būti mokesčiai, lygiai greičiai, bent jau aš matau keletą klausimų, kaip ir sumažinti išlaidas tas nereikalingas. Tai kalbam apie ministerijų miestelį, mano žiniomis irgi jau galvojama apie tai, kad neskirti 170 milijonų jo statybom. LRT būstinė kliūna, turbūt irgi žinote, ar dabar laikas, lygiai taip pat ir nacionalinis stadionas, kuris irgi tai, kas supranta, tai mato, kad yra šiuo metu galiojanti sutartis, bet darbai nėra vykdomi. Ir čia gal ir šitie klausimai turėtų būti paliesti ir pasižiūrėti, jeigu jau ir dabar yra galiojantis sutartis ir mes matom, kad darbai nevykdomi, daugiau kaip prieš metus koncesininkas išėjo ir pasakė, kad finansiškai nepajėgus tęsti projekto, tai gal tiesiog reikia priimti sprendimą ir neskirti. Bet darbai nevykdomi dėl stadiono statybų priešininkų veiksmų, jie kreipiasi ir šiandien ir ten, sakydami, kad čia ištirkit, išnagrinėkit, tada duokit leidimą arba ne. Tai ir aš turbūt esu tada prie tų priešininkų, jeigu naudot tokį žargoną, bet tiesiog aš matau daug neteisybės, yra korupcijos pobūdžio veiksmų, korupcinio pobūdžio veiksmų, aš apie tai kalbu ir manau, kad iš tikrųjų tiek netgi prisimenant Stepukonio skandalą, kuris ir mano dėka jisai buvo paviešintas, bet tuo metu Baltkepas jau žinojo
23 vasarą jie jau žinojo apie šitas problemas. Tai reiškia, tuo metu, kai savivaldybė gavo Stepukonio pasirašytą raštą 23 spalio 6, o patys spalio 5 prieš tai irgi paprašė dėl papildomų darbų, tai aš darau prielaidą, kad tai yra sutartiniai veiksmai, kad tiek savivaldybė žinojo apie Baltkepo problemas ir bandė tą dalyką išsukti. Čia yra vienas dalykas. Ne, bet dabar Baltkepo nėra. Štai verslininkai, Haner, Arvydas Ažulis nori padėti, bet jie nori padėti. Bet nori, bet jokių įsipareigojimų jis dar nėra priėmęs ir prisiėmęs. Nei jis pasirašė akcijų kažkokią pirkimo pardavimo sutartį, jis tiesiog deklaruoja, kad jeigu jūs padidinsit kainą ir pailginsit terminą, tuomet aš pas jūs ateisiu. Ir mes turime paradoksalią situaciją, dovanokit, kad šiuo metu galiojanti sutartis ir pagal tos galiojančios sutarties darbų atlikimo priedą, kuris yra neatsiejama dalis šitos sutarties, darbai turi būti pabaigti šį balandį. Viskas. Dabar tai, kad yra kreipimasis... Kas bus toliau? Darbai neįpusėja net, tai kaip jie galės būti pabaigti? Ir kas, jeigu nebus? Nu tai šiuo metu koncesininkas yra pagal galiojančią sutartį. Ta pati tvirtina meras, visur pabrėžė. Šiandien vienos radio stoties eteriai irgi patvirtina, kad turim galiojančią sutartį. Bet pagal tą pačią galiojančią sutartį tai darbai nėra atliekami. Atvirkščiai, mes matom, kad pernai rugsėjį buvę rangovai Veikmė padavė tą jau koncesininko tą įmonę į teismą, reikalaudama 11 milijonų. Šiais metais pradžioj projektuotojai pateikė irgi ieškinį už 1 milijoną eurų, tai reiškia, net su projektuotojais už 1 milijoną eurų negali tas koncesininkas atsiskaityti, tai kodėl mes turime tikėti, kad šitie darbai gali būti pabaigti. Pasikartosiu, tai, kad šiuo metu yra kreipimasis į Europos komisiją, tai niekaip nestabdo šiuo metu galiojančių sutarties, pagal kurią darbai turėjo būti rangos darbai atlikti balandį, pati sutartis baigėsi šių metų Liepos 3 dieną. Bet tai Vilniaus meras, ponas Benkunskas, pareiškė, kad jei nevyks taip, kaip buvo suplanuota, tai bus teismai, o teismai, jų sprendimai kainuos kam? Mokesčių mokėtojams? Teismai bus tik tuo metu, jeigu pats Benkunskas pasielgs kažkaip neapdairiai ir išprovokuos tuos teismus. Visi mes suprantam, čia nereikia būti teisininkų ir taip toliau, bet žinom, kad jeigu tu turi kažkokią sutartį su paslaugos tiekėju, jis tau praneša, kad nėra pajėgus atlikti šitų savo darbų, tai jokie čia teismai, čia atvirkščiai, tu esi tuomet stipresnė pusė, kuri gali tada reikalauti netgi kompensacijos iš tos kitos pusės. Kodėl dabar apsukama šita plokštelė taip, kad mes dar turim bijoti kažkokiu baudų? Man sunkiai suprantama, atvirkščiai, bet koks žmogus tiesiog turi suprasti, kad jeigu tie finansiškai nepajėgus, mes turim galvoti, ar iš vis yra tos kažkokios finansinės garantijos, kurios buvo numatytos sutartyje, kad jeigu jie šiuo metu neatliks darbų, ar mes turėsim elementariai, iš ko mes turėsim išieškoti baudų. Tai aš taip pozicionuočiau klausimą. O tikrai nesutampa pozicija su Vilniaus mero. O sakykit, Sauliaus Skvernelio mintis pareikšta neseniai, kad jeigu Vilniaus savivaldybė labai nori, tegu pati iš savo lėšų stato tą stadioną. Galės pastatyti? Finansiškai pakankamai sunku, nors miestas ir iš tikrųjų valdo pakankamai didelį biudžetą, tai yra maždaug 600 milijonų eurų. Tačiau ir asignavimai yra pakankamai dideli ir tokį objektą, nebent vėl mes kalbėtume apie tai, kad išskaidyt per eilę metų, bet taip, kaip buvo dabar pasiūlyta ir įsipareigota sumokėti praktiškai iškart po statybų ir paskui primenu, kad dar operavimas kainuos šito stadionų, tai aš manau, kad nepaėgi. Vėlgi, jeigu kas nors ginčiasi dėl to, kiek kainuos stadionas, tai aš irgi, kadangi dažnas tas klausimas, siūlau pasižiūrėti pasirašytos koncesijos sutarties 2.3 punktą, kuriame parašyta, kad šitos sutarties vertė yra 280 milijonų plus PVM. Ir visą tai užgultų Vilniaus savivaldybės pečius, jeigu tuo metu, jeigu neskiria 60 milijonų vyriausybė, tai reiškia tuomet visą sumą. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.